dvarą įsigijome prieš 11 metų. Jis pirmą kartą užregistruotas tai 1660 metais. Likęs yra arkos, tai paradinis įėjimas buvęs dvarų. Yra išlikęs rūsys, bandom jį truputėlį statyti, kiek įmanoma. Kvapų terapija prasidėjo nuo to, kad čia pas mus aplinkui labai daug yra augalijos. Tai pradėjom iš pradžių daryti arbatas, pradėjo žmonės domėtis ir pradėjom tą kvapų terapiją daugiau ją įsavinti, kad žmonės galėtų atvažiuoti, patys prisiskinti, patys pauostyti, patys pagaminti hidrolatus. Tai gali būti levandai, čiubreliai, viskas, kas jam kvepia. Ir tada dedamas į alembiką, užpilamas vandeniu ir tada mes jį kaitiname ir išbėga hidrolatas. Tai visiškai natūralus tos medžiagos, to augalo produktas. Taip pat iš hidrolato mes gaminame aliejuką, jis nusėda labai miligramais mažais, jis yra pakankamai aitresnis negu hidrolatas, jis jau naudojamas tokiam kaip pirčiai. Žiemos etapu mes ruošiam tą kitą pastatą, kad galėtum dar daugiau tą kvapą perteikti visur, ne tik tai hidrolato esmė, bet ir kad gautume ir pirtyje natūralius produktus kvapų. Garsų terapija taip pat kilo tokia idėja, nes turim kelis avilius, turim 14 avilių ir tai mūsų hobis buvo su vyru. Radom, kad galima daryti terapiją bičių. Pirmas seansas vyksta 40 minučių. Vienas išėjęs sako, galiu eiti dirbti, kitas sako, noriu eiti miegoti, kitas turi daug idėjų, matyt, susitvarko ta vieta, kur žmogui labiausia gal reikėjo. Basų kojų takas, einant į bičių, tai jis pirmiausia viską sustimuliuoja, visą kūną, ne? Per kojų padus visi taškai suaktyvėja, visas organizmas tarsi užsikuria iš tikrųjų. Ir tada tu ateini toks visas dirbantis ir tave nuramina ir sustato energiją į vietą. Po jau garsų terapijos mes einam gerti arbatos. Tai atvykę į kvapų terapijos namelį, jie dar relaksuoja, jie ten su savim dar pasibūna. Tikrai galiu patarti, nėra ko bijoti ir tik tai bendrauti su specialistais, kurie tai atlieka ir daug sudėtingiau būna kitur negu čia tikrai. Bijoti, kaip įsilaikyti, bijoti, kad reikės dirbti, ne tik kad gauni, bet reikės ir dirbti. Iš tikrųjų, tai šaunuolis ten kolektyvas, bent jau mūsų regiono, tai tikrai šaunuolis visą laiką tikrai padėjo, tikrai patarė, labai džiaugiuosi tuo kolektyvu ir jeigu reikėtų, tai tikrai kartočiau.